tai, kad žmogus turi poreikį perorientuoti savo gyvenimo kokybę, tai yra rodiklis, kad jis pribrendo tam procesui grįžti į save. Ir tai yra džiugi žinia. Jeigu atėjęs žmogus į tą etapą, jisai tą suvokia, jam daug paprasčiau yra perorientuoti savo dėmesį į kitą būties tašką, iš kurio ir kyla kitos kokybės gyvenimo būdas. Dėmesys sugrįžęs į savasties procesą, jisai dar žmonėse vadinamas intuicija. Ir ta intuicija tai yra mūsų pagalbininkas, numeris 1. Ne išorinės tiesos, ne išoriniai standartai, taisyklės, bet būtent šitas įrankis, žinoma, grubus įžodinimas to proceso, bet mūsų neuroniniai žmogiškai grubiai sąmoniai tai galbūt labiau suprantama. Tokia kokybė žmogui ir suteikia vidinę pilnatvę. Netgi jeigu jisai ilgai gyveno stresiniuose būviuose, stresinėse inercijose ir tos inercijos ne faktas, kad tuoj pat pasibaigs, nes materialiame plane perorientuoti realybę tai nekimirksnio procesas. Jis užtrunka šiek tiek laiko. Tačiau netgi, kol ta realybė persiorientuoja, žmogus anksčiau patirdavęs tose procesuose stresą ir įtampas, savo dėmesiu perėjęs į ryšį su savimi, į klausymąsi savęs, patyrimą savęs kaip savasties, jisai nebepatiria tų dramų. Jis labiau sąmoningai, arba galbūt pradžiai intuityviai, nors čia labai įvairu. Esmė tokia, kad žmogus kitaip ima patirti tas stresinės aplinkybės ir ima vis aiškiau susivokti, ką jis norėtų koreguoti, ką jis pasiruošęs koreguoti savo materialiame gyvenime. Nes išorėje mes dėl savo įpročių susiformuojam tokias inercijas tik todėl, kad mes taip buvom pripratę matyti save ir pasaulį. O kai dėmesio taškas keičia vietą, imi patirti pasaulį ir iš vidaus, ir iš išorės daug kitaip. Ir imi atpažinti tikruosius dalykus, vertybės, kurie pačiam savo yra vertingi tuo momentu, tame etape, apskritai gyvenime. Ir tuo vadovaudamasis turi galimybę išsiropšti iš seniai ir ilgai kurtų strategijų, kuriuose užstrigai tose stresuose ir įtampose. Ir tai yra džiugi žinia. Kol kas tiek.